Kava su IQ vaišinasi televizijos laidos dviračio šou prodiuseris Haroldas Mackevičius. Apie dabarties žiniasklaidą su juo kalbasi žurnalo IQ kultūros redaktorė Žilvinė Petrauskaitė. Tai jeigu teisingai suskaičiavau, tai dviračiui yra 18 metų. Atrodo, bus gal 18, dabar gal 17 sezonas. Nes labai, kaip skaičiuoti, ar metus, ar sezonus. Tai bandėm skaičiuoti sezonus, tai atrodo, kad šis yra 17. Prisiminiau, Keistuolių teatro direktorius buvo. Buvo, jo. Tai nuvedžiau tokią sąsają, buvo Keistuolių teatro direktorius, dabar kaip ir kokio ten spaudos žiniasklaidos teatro direktorius. Galima ir taip pavadinti, aišku. Mūsų laidoje teatro labai daug. Ir iš tikrųjų tas labai padeda, tai ką aš išmokau Keistuolių teatre. Tai vien pradėti, su mano timu ta laida ir tapo tokia teatrinė, pradėjo dirbti profesionalūs aktoriai daugiau, nes prasidėjo tai kaip tokio mėgėjiško, studentiško humoro dalykai. Jinai keitėsi kokius 4-5 kartus, ten galima tokių radikalių pasikeitimų ir iš tikrųjų tas formatas keitėsi, kai jinai tapo kasdienė. Tai tas truputį pakeitė visą situaciją ir jau dabar nežinau kiek metų, gal jau 10 kasdieną einam. Mes labai pas mus blogai su statistika, nes iš tikrųjų tai niekam nerūpi ir ten, kai kyla toks klausimas, tai ilgai patys ginčiamės, nes nieks nieko nebeatsimena. Gerai, statistika, bet žmonės sako, kad tikrasias žinias jie išgirsta tik pažiūrėję dviračio žinias. Ir aš esu tą girdėjęs, bet aišku, norėtųsi, kad tai ne, kad jie dar kažką turėtų vis tik tai tikresnio už dviratį. Kodėl? Mes kartais, taip sakant, ne visada jos pas mus būna tikros. Kai kada, aišku, būna taip, kad kažkokia tai, aišku, malonu tą girdėti. Bet kaip jūs įžvelgiate tai, ką paskui žmogus žiūrėdamas, taigi tikrai, tai buvo kažkur parašyta, kažkur parodyta, bet aš to nepastebėjau. Labai sunku. Iš tikrųjų, kai ten žmogus nori pasakyti gražų žodį ir sako, kad, kažkokia čia analizė gaunasi, kai kada gaunasi pakankamai atsitiktinai, nes iš tikrųjų tu laidą ne visada darai apie tai, ką nori daryti, o darai apie tai, kokius artistus tuo metu turi, po ranką. Nieko nesijaučia. Mum jaučiasi, kai mes žinom. Tai iš tikrųjų, jeigu, tarkim, dabar norim padaryti kažką su Kubilium, tai aktorius Sigitas Račkys labai užimtas. Ir mes gaunam, aš, pavyzdžiui, žinau, kad šią savaitę tik tai ketvirtadienį galėsiu jį filmuoti. Kubilius gali mėgoti ramiai? Ne visai ramiai, jis gali šiandien ką nors padaryti ir parodysim ketvirtadienį, reiškia, bus pavėlavimas šioks toks. Tai tenka prie to taikytis, ypač būna tokie etapai, kai aktoriai daug gastroliuoja, daug yra vaidinančių pas Oskarą Korštovą, pas Eimutą Nekrošių, tai jie, tos pasaulinės gastrolės, tai dabar kažkaip lyg aprimo truputį, bet būdavo metų, kad, praktiškai taip sutampa, kad liekam iš kokių 15 lieka 6, tai būdavo tokių problemų. Reiškia, iš tikrųjų, nors, stengiamės pataikyti visą laiką, bet aišku, tam yra pelės. Nes pelės jos yra visą laiką ir peliukai visą laiką, peliukus rašom visą laiką taip, nuo 8 iki 11. Tai jeigu, aišku, kas įvyko jau kokią 1 valandą, tai jau tą dieną nepapuls. Kokia ta mūsų yra spauda, žiniasklaida ir jos veikėjai? Kaip jinai tokia. Mūsų spauda yra tokia, negali jos skaityti atsipalaidavęs. Tu turi visą laiką galvoti, kas tuo parašymu norėtų pasakyti. Žiūrėti, kas yra leidėjai, viskas priklauso nuo leidinio. Tai buvo prieš 17 metų? Ne. Kada tai atsirado? Prieš kokius 5-6. Taip ryškiai atsirado. Kaip pasakytas, nebuvo taip, kad vieną dieną atsibudo ir atsirado. Tas vyko po truputį. Tas linktis. Malonu, kad internetiniai portalai kol kas yra tokie, tarkim, kokio Škipstedo, jeigu tai yra, ar dar kažko, tai ten viskas yra daug maž, tai kas yra žinių agentūra. Nors visur visko būna. Tai norit pasakyti, portalai skiriasi nuo spausdintos versijos? Manau, kad portalai yra... Žinios pateikimo? Manau, kad portalai yra objektyvesni, jie mažiau stengiasi prakišti redaktoriaus nuomonę. Man toks įspūdis, ta prasme. Tai čia yra, lyg ir kaip žinios neišėjęs portalas už laikraštį jau yra pranašesnis. Ne tik operatyvumu, kaip suprantu. Ne tik operatyvumu, aš manau, kad ir savo tokių,
objektyvumu, gal taip galima pasakyti. Tai vadinasi, tą, ką jūs sakėt, kodėl rašo, reikia žiūrėti, tai toks lyg skaitimas tarp eilučių? Nu, truputį taip. Tai ką, sovietmetis grįžta? Nu, ne, sovietmetį, tai iš tikrųjų, kaip pasakyti, sovietmetį reikėjo skaityti tarp eilučių, bet buvo labai aiškios tos skaitimo taisyklės. Ir jeigu tu esi vieną kartą išmokai, tai buvo netgi labai paprasta skaityti, nes tos taisyklės visiškai nesikeitė dešimtimis metų. O čia situacija keičiasi su kiekvienais Seimo rinkimais, valdžia, dauguma, simpatijom, antipatijom ir taip toliau. O televizijų laidos? Aš žinot, kokios tos laidos, tų laidų dabar kaip ir. Nu gerai, informacinės. Nu ką, žinau, visko būna. Visko būna. Nelabai norit kalbėti? Ne, galiu aš kalbėti. Nu tai kaip yra, situacija yra tokia, kad viską reikia filtruoti. Ir žiūrėti, nu taip. Per save? Per save, ta prasme. Ar jūs save laikot politišku žmogumi? Ir pilietišku? Nežinau, kai kada pramuša, kai kada gal pilietišku, politišku tai ne. Negalvoju aš šitą apie politiką, tai čia. Nelabai trykšta. Vieno draugo pavyzdys labai gražiai parodė. Kai žmogus, taip sakant, išėjo iš dviračio kaip bendraautorius, o sugrįžo kaip personažas, tai mums tik į gerą. Bet tai šiaip optimizmu netrykštate? Dėl situacijos visiškai netrykštu. Dabar savivaldos rinkimai ir nežinau, už ką balsuoti. Bet balsuoti eisit? Balsuoti eisiu, bet taip nežinau už ką. Taip baisu. Atrodo, atsirado nepartinių, bet jeigu paanalizuoju tos nepartinius, tai kai kurie yra baisesni už partinius. Nes dabar nepartiniais tapo tie, kuriuos partiniai patys išmetė, kaip blogus. Tai jie dabar persidažė į nepartinius. Tai ypač Vilniuje, aš nežinau, kaip yra, jeigu aš gyvenčiau kitur. Manau, kad tas bet Vilniuje mano tai įsitikinimu, tu nesvarbu, ką išrinksi, vis tiek bus blogai. Tai ką daryti? Ar jums netrodo, kad tokiam esam kampe visi, nieko netikim ir niekas nevyksta, ir niekas nedaro? Nieko čia dėjot nereikia, šiaip ateis pavasaris, gyventi reikia. Nieko čia baisaus ta politika. Bet Lietuvos ateitis, kas apie ją galvoja? Tai ateitis, jinai, man atrodo, savaime yra gera. Reikia palaukti. Kiek? Aš tai niekur neskubu. 200-300 metų ir viskas, kas čia yra. Ne 20, tai tikrai. Ilgai? Ne, tai ko čia pergyvent, pernai rudenį labai gerai baravygai dyko. Puiku, viskas gerai.